Gerbiamoji publika, mes tęsime mūsų šventinį olimpinės dienos renginį. Turbūt jau girdite po truputį, kad čia kažkur tai čia aidi aplodismentai, o tai reiškia, kad jau atkeliauja olimpinė ugnis ir tai puikia proga visiems prisijungti prie aplodismentų bangos. 11:50 minučių. Uždegėme olimpinę ugnį. Ir jie nešė labai garbingi žmonės. Dabar matote, Renaldas Seibutis, Europos ir pasaulio čempionato medalininkas, Londono olimpinių žaidynių dalyvis, atnešė mums šią olimpinę ugnį tiesiai į katedros aikštę. Šią ugnį nešė taip pat per visą Vilnių Mindaugas Mizgaitis, Graikų romėnų imtynės, Atėnų olimpinių žaidynių dalyvis, Pekino olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas, Tomas Kaukėnas, biatlono žvaigždė, Lietuvos čempionas, Sočio žiemos olimpinių žaidynių dalyvis, Tadas Šuškevičius, sportinio ėjimo atstovas, Europos ir pasaulio čempionato dalyvis, Eglės Tutskytės, stalo teniso pažyba, Lietuvos čempionė, Europos ir pasaulio čempionato dalyvė. Matote, moksleiviai neša olimpinę vėliavą. Drąsiau ir garsiau paplojame. Taip pat Einius Petkus ir klavimo žvaigždė, Rūta Cvirkienė, sėdimasis tinklinės Europos čempionato prizininkė, Airinė Palšytė, lengvosios atletikos mūsų pasididžiavimas, Žydrūnas Šimkus, golbolo pasaulio čempionas, Neringa Aidėtytė, sportinio ėjimo atstovė, taip pat nešė ugnį, Tomas Kairys, Edvinas Krungolcas ir štai Renaldo Seibučio rankose olimpinė ugnis. Ir dabar jie atsidūrė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės rankose, Dainos Gudzinevičiūtės. Kviečiame uždegti, gerbiamą Dainą, olimpinę ugnį, skambant olimpiniam himnui. Taip, olimpinė ugnis, berods uždegta, taip akina saulė, kad niekas nesupranta, uždegėm ar ne. Jūsų aplodismentai. O dabar grįžtame čia į pagrindinę sceną. Labai įdomų klausimą, mes čia beje šurmuliuojame nuo 10 valandos ir atrodo visiems viskas aišku, kasgi čia vyksta, kad mes švenčiame jubiliejinę olimpinę dieną, bet vienoje parodoje išgirdau vieno jauno tėvelio su vaiku klausimą, o kas čia, klausykit, vyksta? Tai bandom paaiškinti tie, kas nesupranta, kas čia vyksta. Nuo 89 metų mes švenčiame olimpinę dieną ir šiandien tai yra jubiliejinė diena ir visas Vilnius svetingai priima visus mūsų sportininkus, žmonės, kurie myli sportą. Ir šiandien mes turim grandiozinę šventę, kai visos federacijos mums leidžia išbandyti nebandytas, bet matytas sporto šakas. Tai ir jūs kviečiame įsijungti mūsų šventės šurmulį, juolab, kad nuo 10 valandos mes visai neblogai tam pajudėjome. Meninės gimnastikos atstovai, mes tam bandėm judėti ir tai atrodė pakankamai gražiai. Netrukus šnekės Tautinio olimpinio komiteto prezidentė, bet jeigu nieko prieš, leiskite jums perskaityti laišką nuo Lietuvos Respublikos prezidentės, kuri dabar yra Ukrainoje ir siunčia jums kuo didžiausius linkėjimus. Mėly Lietuvos vaikai, gerbiami renginio dalyviai, didelės pergalės susideda iš mažų, bet ilgalaikių valios pastangų. Mūsų olimpiniai čempionai, mūsų krepšinio milžinai kažkada taip pat buvo vaikai kaip ir jūs. Turėjo svajonių, norėjo tapti didžiais žmonėmis ir garsinti savo šalį. Jie kasdien siekė užsibrėžto tikslo. Džiaugiuosi, kad dalyvaudami šiame olimpinėme festivalyje ir konkurse jūs renkatės pergalių kelią, grūdindamiesi, ugdydami tvirtą charakterį, siekdami būti sveiki ir aktyvus, jūs pamažu kraunate savo čempionų kapitalą. Būdami sporto, kultūros, politikos, verslo ir kitų sričių čempionais, kursite ateities Lietuvą.
Didžiuojuosi jumis ir linkiu nesustoti ugdant savo kūnus, protus ir sielas. To reikia jums, to reikia Lietuvai. Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė. Savo laiške prezidentė šiek tiek užsiminė apie festivalį. Koks tai buvo festivalis, taip pat aš jums paaiškinsiu ir plačiau papasakosiu. O dabar, gerbiama Daina, žodis jums, prašau. Labadiena tiems, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų olimpinės dienos. Džiugu tiek matyti ir ypatingai, aišku, džiaugiuosi matydama dabar tuos pačius sportiškiausius, aktyviausius, šauniausius moksleivius. Ir šiandien mes apdovanojame moksleivių olimpinį festivalį, kuriame dalyvavo 1000 mokyklų ir virš 200 tūkstančių moksleivių. Tai tik dar kartą įrodo, kad ta Lietuvos komanda, L-Teamas, turi puikią pamainą, turi jaunus žmonės, kurie labai viliuosi ateityje papildys ir tikrųjų olimpiečių gretas. Taip kad dar kartą sveikinam visus mokytojus ir moksleivius ir turbūt pradėsim apdovanojimą. Tikrai netrukus ir pradėsime apdovanojimą, bet mes turime daug žmonių, kurie paruošė sveikinimo kalbas. Tai dabar žodis suteikiamas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovui. Aš tai bandau spėti, kad jūs šiandien vienintelis su kostiumu. Prašau. Gerbiami Olimpinės dienos Lietuvos mokinių olimpinio festivalio organizatoriai ir dalyviai. Malonu matyti, kad olimpinis sportas tai ne tik dideli pasiekimai, profesionalių atletų pergalės, šalies vardo garsinimas. Tokie renginiai kaip šiandienos olimpinė diena, mokinių olimpinis festivalis, padeda kiekvienam susipažinti su olimpinio judėjimo principais, pajusti jo dvasią. Olimpinėme judėjime greta sportinių rezultatų svarbios vertybės, tokios kaip sąžiningumas, tolerancija, kilnus ir etiškas elgesys, kurios iš tiesų yra universalios. Jų laikantis ne vien sportas, bet ir kasdienis gyvenimas tampa gražesnis. Dėkoju mokytojams ir mokyklų vadovams, kurie skatina vaikus atrasti savo gyvenime vietos sportui ir vadovautis olimpiniais principais. O galvodamas apie jūs, mėly moksleiviai, regiu daug būsimų čempionų, bet pirmiausia gerus, stiprius, valingus jaunus žmonės. Ačiū už pasirinktą tobulėjimą per sportą. Kūno kultūros ir sporto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinis direktorius Klemensas Rimšelis. Sveikinimai. Ačiū jums labai. Aš dabar galvoju,